Žodžiu, aš tau galėčiau dabar, sakykim taip, greitai taip primečiau, kiek galėtų kainuoti, sakykim, nu, šitą visą spintą apatinę dalį nupelėsinti. Tada čia reikėtų viską atsitraukti, šitą atsitraukti, šitą. Ten prieimą turėčiau, tada galėčiau visą šitą sienos plotą nupelėsinti, būtų 205 eurų už nupelėsinimą. Čia su chemija, čia mano chemija būtų už darbą. Plus papildomai už 2 galėčiau visą šitą plotą, nu, palei apačią viską perdažyti, nes kai nusivalys pelėsis, greičiausiai liks pilkos dėmės. Tai kad, žinai, vaizdelis nebūtų baisus, tai galima būtų tiesiog, nes aš išsivalys, tai, sakykime, 2-3 kartus pašviesės šitas plotas, tai aš jį galiu nupelėsinti, bet čia bus toks laikinas sprendimas, tiesiog, kad atėję tau žmonės akim nebadytų į sieną, sakytų, va, pelėsis. Tai grubiai nu kažkas tai už 4 pem padaryčiau, bet dažai atskirai, nes dažų greičiausiai neužteks tiek, kiek yra, nes čia jau kvadratais gaunasi. Tai čia išeina kažkas tai apie 6 plius minus kvadratai. Tai už 4 pem chemija mano, dažai tavo. Ir aš tada šitą visą plotą perdažau, kad jisai akis nebadytų. Nupelėsiu, perdažau. Reikėtų dar, aišku, ir ozonavimą atlikti visam bute, nes jaučiasi toks pelėsio kvapas bute. Tai ozonavimas būtų visam butui 200 eurų. Turiu tokį specialų ozonatorių, kuris pasistato aparatus ir jisai per save praleidžia orą ir išdegina sporas visas pelėsio. Iš viso nelieka jokio kvapo namie. Tai šitas daroma šita paslauga po cheminio apdirbimo iš karto, jeigu nori geriausią rezultatą pasiekti. Tai jau tada tik tai beliks su fasadu, tai fasadu ten man reikia skaičiavimus padaryti, nes ten biški, reikia viską apgalvoti, kaip ten viską daryti. Bet žodžiu, galėčiau tokį pasiūlymą. Tai grubiai gautųsi 6 pem ir aš sutvarkau va šitą visą plotą, perdažau aš jį. Gautųsi nuo ten iki čia už šaldytuvo. Čia tai dažyti nedažysiu, nes išsiskirs labai spalva, nes jau reikės tada daugiau pinigų kainuos. Šitą plotą tai bet kuriuo atveju už 100 pem, kaip šnekėjom, padarysiu. Ir čia palei apačią, kur čia visokie irgi dažai atšokia. Ir šitą plotą palei apačią padažyčiau. Tai jeigu tinka, tai informuok. Tai grubiai gautųsi 6 pem plus atskirai dažai. Dažų čia jau reikės kibiriuko mažesnio, ten 2,5 litro maždaug, gal netgi daugiau. Jeigu gerus dažus pasiemus, tai galima tada būtų... tai iki ketvirtadienio tada padaryčiau šitos darbus, nes čia, žinai, viską užtruktų perdažyti. Ta visą plotelį vis tiek užtruktų. Bet čia vėlgi, jisai toksai bus, žinai, užmaskuosintą pelėsį, jisai nebegyvas bus ir nebeaktyvus. Esminis dalykas tiesiog vėliau, kad, ventiliacija normaliai trauktų, kad, žinai, oras judėtų.